Kaip veikia teisėto darbo su vaikais kodo užsakymas ir tikrinimas. 4 žingsnių atmintinė. Pirmas žingsnis – prisijunkite prie elektroninių paslaugų portalo. Paspaudę mygtuką prisijungti per VISP, naujame lange pasirinkite jums tinkamiausią prisijungimo būdą. Antras žingsnis – teisėto darbo su vaikais kodo užsakymas. Įsitikinkite, kad esate skiltyje teisėto darbo su vaikais kodo QR kodo užsakymai. Paspauskite mygtuką užsakyti kodą. Pasirinkite asmenį, kurio vardu pildomas prašymas. Jei norite gauti informaciją apie QR kodo išdavimą, nurodykite kontaktinius duomenis. Apačioje paspauskite mygtuką užsakyti. Trečias žingsnis – QR kodo atsisiuntimas ir peržiūra. Užbaigus užsakymo veiksmą, užsakymas yra apdorojamas ir išduodamas teisėto darbo su vaikais kodas, kurį galite atsisiųsti į savo įrenginį PDF formatu arba peržiūrėti elektroninių paslaugų portale. Ketvirtas žingsnis – QR kodo galiojimo tikrinimas. Interneto naršyklėje įveskite adresą ird.lt/tikrinti. Spauskite mygtuką skenuoti. Būsite paprašyti leisti naudoti jūsų įrenginio kamerą. Aktyvavus kamerą galite skenuoti QR kodą ir patikrinti jo galiojimo būseną. Atkreipkite dėmesį, nuskenavus QR kodą su bet kokia kita programinė įranga, QR kodo galiojimo būsena nebus rodoma. Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapyje ird.lt.